Labadiena, brangus televizijos žiūrovai, su jumis ekologinė laida, kurią iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Ir šiandien mūsų laidoje mes pakalbėsime apie Zuikių kaimo gyventojus, apie jų drąsą, kad jie pirmieji Europos Sąjungoje pasirašė projektui ir gali kūrentis namus nemokamai perdirbtą alyvą. Tai puikiai pasiteisinęs eksperimentas užtikrinantis nemokamą šilumą visą žiemą Zuikių kaimo gyventojams. Tai yra unikalus ES inovacijų plėtros departamento prie energetikos bei susisiekimo ministerijos projektas. Nors dangus čia visada juodas nuo suodžių, šio kaimo žmonės labai šviesūs ir šilti. Na kągi, dabar keliaukime pas šio kaimo drąsuolius, brolius Savickus ir pažiūrėkime, kaipgi jie įsisavina ES pinigus ir kaip jie šildosi. Jūs rašėte paraiškas į ES, ar jūs susirado žmonės iš ES šio projekto? Nerašėm jokių paraiškų. Mūsų tiesiog, taip netikėtai susirado. Kada čia buvo? Rudenį, man atrodo, spalį po pietų. Spalio 13. Jo, spalio 13 kaip tik po pietų. Po žinių. Pasibeldė kažkas į duris, mes atidarom, o ten ir stovi Europos Sąjunga. Žmogus. Jo, žmogus su lėšom. Nes mes nutaupėm geozeteriniui tam šildymui. Sako, neišprotėkit, sako, čia nesąmonė, čia visiškai atgyvena Europos Sąjungoje. Ir jisai mums iš karto tokį bakelį. Sakom, kas čia? Sako, čia yra atrabotikė. Kaip sakoma, jau atidirbtas alyvą. Tai suprantate, mes sakom, kiek mums kainuos? Tai žinot, kad tas Europos Sąjunga sako, šventi žodžiai, kad čia, žinot, nieko mokamai. Ir sako, dar to tepalo ir vogims. Ir dar davė pinigų. Ir dar pinigų. Iš Europos jo pinigų. Tada nutėsė mums ir šitą žvyrkelį, ir geležinkelį, ir mums cisternom kiekvieną dieną, mums jau sakom, nebeveškit, bet jie super protektorius vadinasi. Bet ar tiesa, kad visi šitie juodieji debesis, kurie susidaro virš jūsų kaimelio, sakykite, koks jų poveikis teigiamas yra jūsų gyvenime? Tai tame teigiamas, kad juodi debesis susidaro ir juodi lietus prasideda. Suprantat? Iš tų juodųjų lietų lašų mes turime surinkimo prūdą ir tada mes iš to darome padangas. Verdam. Virimo cecho viršininkas Audriukas. O kur jūsų kaučiuko plantacijos, aš girdėjau? Juodojo. Jo, taip? va ten, matot? Tai jūs tą juodąjį kaučiuką perdirbat ir iš jo gaminate padangas? Ne iš kaučiuko. Mes iš lašų surinktų gumų. Iš kaučiuko mes gaminame teniso kamuoliukus. Taip ir priduodam sporto prekiam. Iš ES. Įsisavinom ir mus kreipėsi stalo teniso asociacija, kad mums užsakė stalo teniso kamuoliukų. Bet jie paprastai būna balti? Bus juodi. Ir hidrokostiumus dar gaminam. Taip. Va. Žiūrėkit, mūsų šitas kaučiukmedis juodasis. Jis tokiais gražiais žiedais, žinokit, pražįsta, tokiais juodais pumpurais. O fauna kokia čia pas jūs gyvena? Juodieji ežiai, juodosios voverytės, juodieji bebrai. Juodvarnis praskrido. Juodvarniai, paskui juodosios šarkos. Viskas suskrenda iš ES. Taip. Lėšų. Žinot, Gal daina? Ar juodas medis, ar alksnis, ar papartis, mums nesvarbu. Svarbu, kad juoda visur aplinkui. Aš juodas, tu balta, mes du. Sakykite, o kokiegi yra privalumai to, kad dangų dengia tamsus juodi debesiai ir saulės čia praktiškai nebūna, jūs nematote? Nematome mes saulės. Ir privalumas yra tame, kad, suprantate, ant mūsų nepatenka UV spinduliai nuo šitos, iš saulės. Ir mes kaip apsisaugome nuo vėžio. Taip, jūsų kaimo gyventojai niekada nesirgs odos vėžiu, nes jūs negaunate saulės. Nei odos, nei smegenų. Galime dainą. Prašau. Audriu? Jeigu tu gausi, tai ir aš gausiu, jei mes turim, žiūrėk, kas mums yra, jei naktį... Jūs repuojate netgi? Nežinau, dainuoju. Negalvokit, kad mes tokie jau ten išlaidautojai, mes irgi taupom. Taupom. Atjungiam. Dabar. Jo, va dabar yra išjungta. Tai vis tiek taip nėra šalta. O tai kam jūs taupat, jeigu nemokam? Daina.
Juodas skatikas nesiskiria nuo balto. Viskas parašyta juodu ant balto. Štai tau parašėlį, tu padėk ir gausi juodą pinigėlį arba braižas jo neaiškus. Pasižiūrėkit, va, kokie serbentai pradėjo. Oho, Taip, oho. Ekologiški. ekologiški serbentai. Va, prašau. Ankštiniai žirniai kokie pradėjo Oho. augti, prašau. Ja, prašau. Jums vieną. Galim gi pavaišinti ekologiškų pienų, ponę. Čia iš jūsų karvučių. Taip, iš mūsų karvučių, juodmargių. O kokia graži spalva. Taip. Kaip Ir kokia. labai skanu, Kvapas. prašom paragauti. Čia kaip kakao jau. Jo. Žinot, Labai skaniai kvepia. Galite paragauti. Tikrai labai gardus piedas, Patiko, labai ne? ekologiškas jaučiasi, tikrai. Tai duoda magaryčių krepšį. Ačiū. Oi, serbentai kokia. Ačiū, nuvešime ir kitoje laidoje mes ir plačiau panagrinėsime šią ekologinių daržovių auginimo temą. Nes iš tikrųjų matosi, kad serbentai užaugia ekologiški labai dideli. Čia pilam alyvą ir tada per čia eina visa šiluma. Bet kartais būna taip, kad jeigu kartais nėra alyvos, tai padangą visą dedam. Tai kaip nebūna alyvos, būna visada Būna visada alyvos. alyva. Jo. Dabar kaip nerko iš... Taip biški niešti odą, ar taip gali būti? Jums neniešti? Gali. Drošk pro bromą, mergužėlė, 35 meteliai, juodas tas amželis. Dirbai, nepridirbai, o čia viskas tik juoda. Ir dangus ir žemė, maizdas į po kojom. Nemokamai.